Nuo Visagino merės Dalios Štraupaitės suėmimo praėjus kelioms dienoms, jos kabinete po kratos ant grindų vis dar mėtosi įvairūs dokumentai. Tarybos nariai tebekelia versijas, už ką merė galėjo atsidurti už grotų. Čia kažkas juokavo šiandien tarybos narys, kad barščius šitos, sakė, išsiuntė ravėti, tai jie sumaišė ir nuravėjo kitą sklypą meriai priklausantį. Tarybos nariai būtent ir pradėjo kalbėti, kad tai yra, jos mama yra garbaus amžiaus moteris ir kad lyg tai mamos daržuose buvo ravima. Visagino politikai įtarė, kad viešųjų darbų dirbti siųsti bedarbiai galėjo nugaras lenkti meriai priklausančioje sodyboje šalia Visagino esančiame Kalviškių kaime. Merės atlyginimas yra palyginti, kai sako, gan didelis palyginus su kitų darbuotojų ir palyginus su bendrai, kai sako, moko vidutinių darbo užmokesčio pačioje valstybėje. Tai manau, tas paslaugas galima normaliai nusipirkti, kai sako, nepanaudojant šitų asmenų savo naudai. Jinai nuolat kalbėjo apie tai, kad mūsų politika turi būti švari, skaidri, kad mes negalim kalbėti apie jokias padėkas ar kažką tai tokio. Tai vos ne kaip tėvė mūsų pas mus pasitarimų metu tai būdavo kalbama. Todėl vėlgi, ar gali būti, vėlgi tada kyla klausimas, nejaugi gali būti žmogus toks dviveidis. Не может быть такого, это еще надо доказать. Negali to būti, tai dar reikia įrodyti, ji labai gera moteris, ji tiek miestui gero padarė. Šiandien kalbėjau su kaimynė, sako mano butas šalia Dalios. Kiek gyvenu, nemačiau, kad kas nors pas ją ateitų daryti remonto. Aš manau, kad tai užsakymas dar gegužės 9-ąją, kai Štraupaitė atėjo su žmonėmis prie paminklo nežinomam kareiviui, pasakiau, kad bus keršijama. Kad politinis užsakymas tiksliai ne. STT šiaip savo, neturint faktų, tikrų faktų, tenai, kad galėtų tuo labiau, kad merė sulaikyti. Greičiausiai kažkas tai ten. Iš darbo biržos siųstiems bedarbiams užduotis skirsto Visagino aplinkos tvarkymo skyrius. Jo direktorė kilus skandalui, kaip įprasta tokiais atvejais susirgo, o pavaduotoja tapo nekalbi. Pasakyti, kad kur kas ten dirbo. Yra meistrai, kurie atsako už darbą kiekvieno žmogaus. Kiekvienas žmogus paskaičiuotas ir prižiūrėtas. Taip, nieko tokio. Tai ką jums pavaldiniai pasakė, kurie tiesiogiai atsakingi už tų darbuotojų siuntimus? Juokas. Čia gali pasakyti tik, nežinau, aš tokių žinių neturėjau, kad ėjo ten rovėti ar neėjo rovėti. Bet nesąmonė. Nežinau. Klausimai, kaip į viešuosius darbus siųsti bedarbiai galėjo atsidurti merės valdose, pykdo ir darbo biržos vadovybę. Aš nieko nesakysiu. Aš jums sakau, kad aš nieko nesakysiu. Aš tokios informacijos neturiu, kad darbo biržos siųsti darbuotojai dirbo kažkur kitur, bet ne viešuosius darbus ir aš tokios informacijos nekomentuosiu. Prokurorai turi duomenų, kad Visagino merė galėjo naudotis iki 10 asmenų darbų. Piktnaudžiavimų tarnybinė padėtimi įtariama Štraupaitė suimta mėnesiui. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Visaginas.